Lūpas taip nesišypso kaip širdis, dabar taip smagu. Pasakyčiau tokius žodžius, tiesiog dabar galėčiau jau pacituoti Simeono psalmės žodžius, kuriuos mes naktinėje giedam. Dabar Viešpatie gali atleisti savo tarną ramybei, nes padariau, atrodo, jau viską, ką tik Dievas leido man padaryti. Dabar, kad ir netapčiau broliu, galiu ramiai iškeliauti. Gailestingumas, kurį čia patiriu. Pirmoji ta išpažintis, kurios nebuvo ilgą laiką. Apsivalymas, apsiplovimas, nuskaidrinimas. Šventoji komunija kasdien priimama. Ir man labai daug ką reiškia. Aš labai ją jautriai reaguoju. Ir jeigu nepriimčiau, jos labai trūktų. Ir aš žinau, kad tuomet jausčiaus nekaip. Bendravimas su broliukais yra beprotiškai smagu, džiaugsmas, gražu labai, kad ir dviese yra, bet labai smagu. Visi kiti likimo broliai, tikėjimo broliai, visi tokie įdomus, visi įvairūs, visi tokie panašus ir kartu labai skirtingi. Visi turi kažką to, ko galbūt aš neturiu ir aš galbūt turiu to, ko kiti neturi. Tai tas dalymasis, tas bendravimas. Aš manau, kad mano gyvenime Dievas kalbėjo visą laiką gailestingumu per žmones ir per simbolius. Ir vienas iš tokių simbolių, kurį aš saugau namuose, yra Švento tėvo Jono Pauliaus antrojo žodžiai užrašyti man asmeniškai ant jo paveiksliuko. Tai buvo Varšuvoje susitikimas su tikinčiaisiais. Ir Šventasis Paulius užrašė do Virginija, reiškia Virginijui, Bog jeść milošč. Dievas yra gailestingas. Na ir pasirašė Jonas Paulius II. Ką reiškia toks simbolis? Ką reiškia šitie žodžiai? Visą gyvenimą prasme. Tarsi atsakytų tą klausimą, kurio aš visą gyvenimą ieškojau. Tai tik vienas užrašas, kuris yra saugomas, laikomas ir tai yra įrašyta į širdį jau, giliai. Todėl Dievas vesdamas keliu į čia, jis parodė man tą kelią per ilgą gyvenimo etapą, per įvairius išbandymus. Ir turbūt Dievas rado man į pasitikėjimo ir vilties, kad atvedė čia. Ir tikrai dėkoju jam už tai. Aš pasakiau, kad per žmonės pajutau tai, kad buvau siunčiamas tiem žmonėms, kuriems aš buvau reikalingas ir begalė žmonių buvo siunčiama man į pagalbą. Aš labai dėkoju Dievui už tai.